Šiandien dalyvauju, mokymuose, kaip matai. Dalyvauju dirbtinio intelekto mokymuose ir labai daug kalbam, kad greitų metų tu matysi mane, bet kalbėsiu ne aš, o kalbės dirbtinis intelektas. Ir kiek tai yra autentiška, ar tai paprasta, ar to reikia apskritai, kiek tai taupo laiko, kiek tai taupo kažko, o gal apskritai didina galimybės, o gal tai yra vienas iš tų būdų pasislėpti. Tai va štai autentiškumas mane labai sujaudino ir sudirgino. Ką daryti? Kai aplinką gali pakeisti, žmogų gali pakeisti, žinutę gali suformuluoti tokią, kokią nori, ir tai gali padaryti ne visai tu. Tai kur yra tas autentiškumas? Štai kur kyla klausimas dirbtinio intelekto laikais.